Kreipiuosi į aplinkos ministrą. Praėjusį kartą jūs atsakydamas į mano klausimą apie namo pirkimą tvirtai teigėt, kad viskas ten tvarkoj su ta sumokėta kaina. Ar tikrai ir dabar taip teiksit, kai išaiškėjo, kad jūsų sumokėta kaina nesiekia nė pusės komercinės to namo vertės ir gal nebetvirtinsit, kad ten buvo dideli investavimo poreikiai jo užbaigimui, kai atskleista, jog jūs iškart kėlėtės gyventi. Ir tuo pačiu dar paklausiu, žurnalistiniam tyrime yra minimos įvairios bendrovės, su kuriom jūs galimai vienaip ar kitaip esat susijęs. Tai gal jūs galite atskleisti, su kokiom bendrovėm jūs esat buvęs susijęs ankstesnėse veiklose ir ar numatote papildyti savo privačių interesų deklaraciją ryšiais su tomis bendrovėmis? Tai gerbiamas Seimo nary, dėkui Jums už klausimą. Su jokiomis bendrovėmis šiuo metu ar pradedant savo viceministro karjerą aš nesu susijęs, nedalyvauju jokiose veiklose apart ministro veiklos. Esu sustabdęs visas veiklas, niekur nesu nei tiesiogiai, nei netiesiogiai susijęs, niekur nesu dabar direktorius ar niekur nesu akcininkas. Prieš tai esu veikęs įvairiose veiklose, kaip ir tikriausiai kiti, dalyvau tiek investavime, tiek pats vykdžiau konsultacinės veiklas, visus dokumentus susijusius su savo namo pirkimu atidaviau vakar pats savanoriškai STT, tiek su žeme, tiek su namu. Mano teiginiai atskleisti praeito posėdžio metu ir aplinkos apsaugos komiteto metu visiškai nėra niekai pasikeitę, tai viskas mano nuomonė yra tvarkoje.